11 laiškas. Apie tikėjimą ir pasitikėjimą. Šie jausmai ateina drauge ir jie ateina iš jūsų vidaus. Leisti jiems būti labiausia trukdo jūsų abejonės, dėlsimas ir nepriimti sprendimai. Iš kur atsiranda tikėjimas? Kaip pradėti tikėti? Visų pirma, reikia nustoti abejoti savimi ir kūrėju. Tikėjimas yra kaip grūdas pasėtas žmogaus širdyje ir laukia, kol galės pradėti augti ir skleistis. Nuo jūsų vidinių oro sąlygų priklausys, koks užaugs jūsų tikėjimas. Pagalvokite, kuo laistote ir tręšiate savo širdyje esantį grūdelį. Ar jis gauna saulės šviesos? Ar jis gauna jūsų dėmesio, energijos ir meilės? Ši tikėjimo sėkla greičiausiai auga mylinčioje, šviesioje ir palaikančioje erdvėje. Atkreipkite dėmesį, kaip lengvai jūs įsileidžiate svetimą nuomonę ir abejonę ir leidžiate jai griauti jūsų homeostazę. Prisiminkite, kad ribojanti kitų žmonių nuomonė neturi nieko bendro su jumis. Tai yra apie juos, jų ribojantis įsitikinimai, baimės ir jų realybė. Todėl tai niekaip negali tapti jūsų kelrodžiu. Tačiau jeigu žmonės jumise mato potencialą ir skatina jūs skleistis, tuomet būtinai tuo patikėkite. Žmogus yra linkęs greičiau save nuvertinti ir patikėti neigiamu komentaru, negu priimti pagirimus ir juos priskirti savo. Nuo šiol tiesiog pasirinkite tikėti, kad viskas, kas jūs pakylėja ir yra jūsų tiesa, o visa, kas jūs žlugdo, tiesiog yra jūsų tikėjimo išbandymas. Pasitikėjimas savimi ir kūrėju niekaip negali egzistuoti be tikėjimo. Tačiau lygiai taip pat bus sunku tikėti, jeigu trūksta pasitikėjimo. Šie du jausmai yra labai glaudžiai susiję ir vienas per kitą išsiskleidžia. Svarbiausia, kalbant apie šiuos jausmus, yra įsisąmoninti, kad žmogus negali tikėti ir pasitikėti kūrėju, visų pirma, nepatikėjęs savimi. Ir taip pat žmogui yra labai sunku patikėti savimi, jeigu nemato savyje kūrėjo dalelės.